Tai kaip rungtynės? Nelabai, pralošėm. O plačiau? Nu ką, žaidėm gerai, 3 kėlinukus, bet ketvirtam biškį perskubėjom. Nedadarėm iki galo derinių ir iš didelio noro gal. Teisėjai buvo labai, žiūrovai buvo labai nepatenkinti visais sprendimais. Ne, tai prie ko čia teisėjai? O kas nuovargis pasijautė, gal ar kas neturi? Ne, nenuovargis, paprasčiausiai, kad, nežinau, nesugebėjom dadaryti tą, ką reikalavo treneris. Galas sužaisti kažkur tai solidžiau sužaisti, neperskubėti. Mes pradėjom gale rungtynių gal per daug vienas po vieną pradėjom žaisti ir jie labai protinga komanda, labai daug turi patyrusių žaidėjų, kurie protingai išnaudoja mūsų klaidos ir užbėgo ant greitų ir pataikė tritaškus, ko mes nepadarėm. Kšištofai, visi žaidėjai labai staigiai dingo iš Rūbinės. Aišku, bus pralaimėjimai dėl to, ar kas čia pavyko? Ne, tai gal nėra nuotaikos ir nuėjo praustis gal. Nežino gal ką pasakyti, pergyvena. You controlled the game for 3 quarters. What happened at the end of the game? We stopped running. It's obvious. We stopped running. We started playing a half-court game, and it kind of took us out of our rhythm. First half, we was running, and I think that was their weakness. They couldn't stop us in transition. And then we figured out a weakness down low and gave it to Powers, and he was doing his thing. But in the quarter, we stopped running. And they made some tough shots. Referees made some bad calls, and that was the game. At the end of the game, there were some questionable calls. Did you feel like it was like that? Yeah, you can't point fingers at the ref, but everybody makes mistakes. To me, I think that was the wrong time to make a mistake. There was a lot of questionable calls at the last, maybe 3 minutes, but it didn't control our game. We stopped running. I think when we was running, we was up a margin of 10 points. Could have went further, but we stopped running. Do you feel like your game improved comparing to the last 2 games? I don't know. I'm just trying to stay consistent. Whether it's getting my teammates involved, whether it's scoring, I just want to stay consistent. I want to win. I hate losing, and right now I'm in a frustrated mood. It just don't feel good to lose. The whole team just ran to the showers after the game. Do you feel upset? Everybody's upset. You can just tell the look on their faces. Just everybody's upset. I think they hate losing just as bad as me, and we just got to make some adjustments. Atrodo, rungtynės vyko taškas į tašką, bet pačiam gale paslydėt, kaip sakoma. Pačiam gale atlaikėm gal rungtynių tempo, jie užbėgo, sumetė laisvų tritaškių, blogai gale gynėmės gynybai, blogai keitėmės ir dėl to jie, kaip sakant, gavo laisvų metimų, o jie pripratė taip greitai žaisti ir jie to pasinaudojo ir laimėjo. Bet šis laimėjimas buvo visai kitoks negu pirmi, ar kažkas pasikeitė jūsų žaidime? Stengiamės visą laiką geriau žaisti, ne visą laiką išeina, kaip pasakyti. Žinom, kad tikrai blogai žaidam iki dabar ir stengiamės kiekvieną dieną gerinti savo žaidimą. Gal kažkiek yra saulės spindulių kažkokių, ta prasme, gerų dalykų, bet dar daug yra ir blogų ir daug reikia dirbti. O ko šiandien pritrūko, kad būtų tai pergalė? Manau, kad ramybės gal pritrūko, nes pradėjom skubėti, tiek aš asmeniškai, tiek visa komanda, ta prasme, gal truputėlį ramiau prieš juos reikėjo žaisti, nes jiem paranku tas greitas žaidimas, nelabai. Pačiam gale žaidė Kasparas ar Sagaras, ar tinkamas yra tas pasirinkimas tokiam lemiamom akimirkom? Kiekvienas žaidėjas tinkamas, treneris žino visų galimybės, tuo momentu jisai turbūt turėjo žaisti, jisai ir žaidė, nematau čia nieko blogo, nes kitą kartą kitas gali žaisti. Mes esame komanda, kai žaidžia, tas reiškia, kad turi žaisti. Po rungtynių iš karto visi krepšininkai bėgo į dušą, ar toks jaučiamas didelis nusivylimas?
Ne, paprasčiausiai gal taip gavosi automatiškai, paprastų rungtynių, visi nori greičiau nusiprausti ir namo važiuoti, ta prasme, nieks nenori per daug čia ilgai. Aišku, žaidžiant, kaip ir minėjau, žaidėm prie stiprią komandą, tikrai buvo gan nelengva, ten patyrę žaidėjai, visas Oliukas ir šiandieną, sakyčiau, jų žaidėjai, kurie pakilo nuo suolo, darė tikrai didelį indėlį ir jie buvo daug šviežesni, su geresnė tokia energija ir to patyrimu jie turėjo tą pranašumą gale. Ir tiek veržlumu savo išprovokuodavo pražangas ir pataikymus, turėjo gan gerus tritaškius, pataikė, tas šviežumas jam davė taiklumo ir jie tame ir laimėjo, nes trečią, ketvirtą kėlinį tikrai pelnė daug taškų, o mes kaip tik žaidėjai vis tiek pavargsta, pilnavertės pamainos, bet dar tikrai neturim tokios, kur galėtų žaisti ir kontroliuoti, tai sakyčiau, toj pasiekmė ir gausi, kad mes gale kažkiek nusimusim. Nebuvo šiandieną ir Jasikevičius, kuris galėtų buvęs pakeisti kažkiek Džestiną, daugiau būtų galėjęs pailsėti. Šiandien džiaugiuosi tikrai daug ir Paulio ir Kūno žaidimų gerai šiandien nuostabiai žaidė. Jaunimas tikrai įsijungė, kai kuris tiek ir gynyboje gerai dirbo ir Tomas Dimšas šiandien gerai žaidė, tai džiaugiuosi tokiais žaidėjų klykstelėjimais.